startuoliai, su jumis moterų A lyga. 8. jos turas ir Ineta Šukštulytė 20. Ši nieko nelaukusi, perduoda perdavimą į kairę. Jau su kamuoliu varžovės priešininkio aikštės pusėje. Baudos aikštelėje kamuolys, perdavimas, ne perdavimas, smūgis ir krenta pirmasis šių rungtynių įvartis. Džiaugiasi MFA Žalgiris MRU komanda. Geras smūgis, jos perdavimas, gauna kamuolį. Atrodė jo galva iš baudos aikštelės šeimininkės. Kamuolys skrieja dar kartą. Kamuolys greičiau skrieja, jau beveik ties aikštės viduriu. Perdavimas į baudos aikštelę. Čia pavojingai kamuolį pamušė link savuškai. Netikėtai ten Elzė Kiškūnaitė prisidėjo. Rinys paruoštas. Perdavimas į baudos aikštelę. Kamuolį. Pavojinga ataka. Perdavimas iš dešinio krašto. Čia labai pavojinga ataka. Viena prieš vartininkę ir žaidėjų Desauza. Prarado kamuolį, bet Liužinaitė greitai jį atkovojo. Kūjų vartų galva. Bet gali džiaugtis jo, vėlgi nepabandžius laimės. O čia dar viena galbūt situacija, smūgis iš toli. Galbūt pelnyti įvartį, vadinamą į Rūbinę. Bet nepavyko to padaryti. Tas geras perdavimas į kairį į kraštą, Ndidi Duru. Skernai pasieks vidurio riboženklį, kuomet tos futbolininkės minimaliu rezultatu 1-0. Čia pavojinga situacija, Maden griūva futbole šiuo metu vis dar rungtyniaujančios žaidėjos. Puikiai pažįstamos tiems, kas įvarčius net pelnė Teravaki. Čia išvydome tolimesnės eigos, čia smūgiu moterų rinktinės kovų. Čia pavojinga situacija, Maden buvo išbėgusi, bet šiandien Žeminos Lekavičiūtės nėra aikštėje. Čia galbūt išvysime pavojingą smūgį, dabar smūgiuojama į priekį, bėga Desauza, griaunama, geltona kortelė parodoma. 16. Čia pasirenkama smūgiuoti, iškimas, jog FK Žalgiris tikrai gali neužbūti baudos aikštelės ribų. Dalyjasi perdavimais ir štai taip rizikingai žaisdama Meda Šeškutė praranda kamuolį. Ar išvysime smūgį? Ne, neišnaudoja futbolininkės. O čia Desauza, kaip sėkmingai jai atšoka kamuolys. Foinicka baudos aikštelėje, bet kamuolys jos. Kūnaitė. Lieka perdavimą, tam jog negauti kontratakos, kamuolys skrieja link vartų, bet čia Foinicka aplenkia savo varžovę, bet šiek tiek perdavimas blokuojamas, vis dėl MFA Žalgiris MRU komanda su kamuoliu. Čia smūgis blokuojamas, rezultatas 1-1 prieš kitą Žalgirio komandą, MFA Žalgiris MRU, kurios buvo prieš rungtynes tikrai įvardijamos kaip favoritės, jos šiandien